Tai šį kartą sveikinuosi su jumis rugpjūčio mėnesio teminėme webinare. Ir šį kartą mes kalbamės gerokai žemiškesnę temą. Tai kalbėsime apie cukraus šuolius mūsų kraujyje ir tikiu, kad tai dar geriau padės jums suprasti jūsų mitybos pagrindinius principus. Taigi, gliukozė yra pagrindinis cukrus, cirkuliuojantis mūsų kraujyje ir tarnaujantis kaip esminis ląstelių kuras. Tai yra nuolatos ląsteles aprūpina energija. Suvalgyti angliavandeniai suskaidomi į gliukozę, kažkada kalbėjome tokius du mažyčius arba po du arba po kelis susikibusius draugus, kuri patenka į kraują ir galiausiai patenka į ląsteles ir tam procesui vykti padeda insulinas. Stabilus cukraus kiekis kraujyje yra svarbus todėl, kad dideli šuoliai ir po jų staiga sekantys kritimai gali būti priežastis, kodėl mes jaučiam nuovargį, kodėl mes jaučiam emocinį dirglumą ir labai dažnai tai yra ir užkandžiavimų priežastis. Ilgainiui dažnai aukšti šuoliai gali prisidėti prie uždegiminių procesų vykstančių mūsų organizme ir insulino rezistencijos jautrumo insulinui, kuomet vystosi tiek prediabetinė, tiek cukrinio diabeto būsena. Taigi būtent dėl to nutariau ir su jumis pasikalbėti, nes mes dažnai labai daug vis kalbamės, o kodėl taip reikia maitintis, o kodėl anaip, o kodėl trečiaip ir taip toliau. Ir tikrai dažnai išgirstu iš jūsų ir tą gliukozės revoliucijos knygos terminą, tai tiesiog nutariau viską apibendrinti ir paruošti jums šį įrašą. Taigi, kas yra tie cukraus šuoliai? Kai kraujyje cukrus šuoliuoja, tai reiškia staigų gliukozės pakilimą pabalgą ir dažniausiai po to seka staigus kritimas žemyn. Taigi, suvalgius daug angliavandenių vienu ypu, ypatingai tuščiu skrandžiu, mes galim sakyti, kad turim gliukozės bombą. Didelį cukraus patekimą į kraują ir tada kūnas turi išskirti daug insulino, kad su visu tuo susitvarkytų. Ir taip jau dažnai organizme nutinka, kad insulinas persistengia ir jo išskiria per daug tam, kad tas šuolis suvaldytų, krenta stipriai žemyn ir dėl to mes jaučiamės alkanos, mieguistos, keičiasi mūsų nuotaika ir galiausiai tie šuoliai žemyn, būtent tie kritimai žemyn, jie dažnu atveju užsuka persivalgymų ir užkandžiavimų ratą. Dėl to, kad mes niekada nesijaučiam alkanos, suvalgiam saldžiai, cukrus krito žemyn, mes norim vėl saldžiai, vėl cukrus krito žemyn ir tai sąlygoja mūsų persivalgymo ir užkandžiavimo epizodus. Kartu, ką svarbu suprasti, kad sveikam žmogui saikingi cukraus šuoliai po valgio yra visiškai normalus procesas. Tai yra neišvengiama. Mes visą laiką, kai aš suvalgę angliavandenių, turėsim cukraus šuolį. Bet jeigu mes turim didelės ir dažnas bangas, ir ypatingai tais atvejais, kada mes turim nutukimą, 1, 2, 3 laipsnio nutukimą, tai ilgainiui organizmui gali pradėti kenkti. Ir chroniškas aukštas cukrus ir dideli jo svyravimai yra siejami su oksidaciniu stresu, tai yra greičiau dėvėsi mūsų ląstelės ir dėl to gali atsirasti įvairūs pakitimai, kurie galiausiai gali išsivystyti ir į vėžinius susirgimus ir kraujagyslių pažeidimą. Tai kasgi sukelia tuos gliukozės šuolius? Tarsi keletą tokių svarbių mechanizmų, kas ten vyksta mūsų organizme, apie kažką esam šiek tiek kalbėję, kažką dar užsitvirtinsim. Tai pirmiausiai, dažniausiai visą tai prasideda nuo mūsų mitybos.